šeimą, antras dublis. Šiandien važiuojam į Porto Moniz, važiuojam tuo pačiu keliu kaip į São Vicente ir Seixal. Tai šiek tiek dar pasidžiaugsim kalnais. Gražu. Vėlgi tempinis. Tai važiavam dabar prie natūralių baseinų, panašiai kaip Seišalė, bet Porto Moniz jie turi daug didesnis tos baseinus ir maršrutas grįžti yra palei vakarinę ir pietinę pakrantę iki savo gyvenamosios vietos. Lekiam. Nenoriu čia sustoti. Įvažiuok, biškį, tiesiog ir viskas. Įvažiuok, sustok. Gerai, kaip mes išvažiuosim? Atbalginę. Čia, sustok. Sustojom į apleistą kelią. Einam pasivaikščiot. Ką, rytinį? Dos ir van? Vieną. Nu gerai. Smilgutės. Gražu. Aha. Tokia padarė. Jo, tai laisvė, dėl vieno gyvenimo. Nu, tikimės ant mašinos nieks neužkris. Žiūrėk, viršui dar kiek kriokliuko.
čia dar gali būti atvažiuojama. Tai aš va tokį mačiau, man rodos, kad nusukimą. Va, žiūrėk. Mašinų nemato. Ką? Mašinų nemato. Čia garsas, va, ką tik pravažiavo. Atvažiavom į Porto Moniz. Pagaliau. Šiaurės vakarus. High five. Atvažiavom į šiaurės vakarus. Vakarų šiaurę. Į Porto Moniz. Čia irgi yra natūralūs baseinai kaip ir Seišal, man rodos, didesni. Ir be abejo, šiaip jie yra uždaryti, bet vis tiek aplinkui galima apeiti, pažiūrėti kokio jie dydžio. Valo ruošiasi žmonės. Aha. Jis sakė, kad reikia nusipirkti Monsteros vaisiaus paragauti. Čia, aišku, auga ant medžio žali. Reikės susirasti vietinę ūkininkų krautuvėlę ir paragauti jų būtinai. Jeigu gerai atsimenu, kai mes buvom su Agne ir mama čia, tai važiuojant iš Fanal miško, mes šituo stačiu kalniuku leidėmės viską. Tiesiai į Porto Moniz, o paskui važiavom į San Vicente. Status linksmi kalniukai čia. Mokamas 4 metus, valanda laiko 80 centų, parkavimo vietų tikrai daug, nes vis tiek žmonės atvažiuoja čia prie natūraliųjų baseinų pabūti. Nu, yra ir brangiau, už €50 privati stovėjimo aikštelė su apsauga. Bet žiemos metu žmonių čia tikrai nėra daug ir šiandieną baseinas yra uždarytas ir yra valomas, matėm. Mes praėjom per 15-20 minučių, bet dar einam čia pasivaikščioti. Yra toks kaip mažas senamiestis. Ir eisim pabandyti paragauti tradicinės Madeiros duonos, kuri yra kepama iš miltų ir batatų. Parodysim maniau, kas maudasi.
lengvai išsimaudė, tik tais neaišku, kaip jie išlips. O šiaip dabar čia turistų užvežė. O mums lietutis pareina. Einam slėptis kažkur tai nuo lietaus. Žiūrėsim, ką gero duos paragauti. O čia irgi turistai važinėjas su tokiais roveriais. O, labas, Einam su mašinas. jo, galim eiti. Einam. Čia yra parduotuvėlės. O, ten madas. Čia yra baseinukai. Čia mažiukai. Nebent lipsi per olas. Va ten plaukia. Undinėlė. Dabar vėjukas nuo kalnų pareina. Va, lietaus debesis. Ir čia lietaus debesis. Varom. Einam. Ai, va čia yra, žiūrėk, va čia yra ta tradicinė duona, čia tada yra su įdaru. Čia yra česnakinė. Alio. Ai, teisingai, česnakinė. Nori su česnakinė? Aš? Jo, čia kaip valgėm. Nu gerai. Gal galim paskui kitą ir pasiimti berods. Čia bus duona tradicinė su miltų ir batatų ir deda česnakinį sviestą į vidų. O čia kita yra su sūriu ir šoninė. Skanis geras. Su sviestu. Iš miltų ir saldžių bulvių daro duoną. Ir sustojom apžvalgos aikšteliai. Va. Porto Monys. Nu gražu. Už Porto Monys, kiek pavažiavus, nebesimato jo, atvažiavom į apžvalgos vietą. Kaip aukštai. Vaikyti. Vau. Ten krioklys irgi matosi. Įdomu, čia takai yra. Iš tos vietos viršuje yra funikulierius, kuris leidžiasi beveik 600 metrų. Ir, kaip tik matosi vienas. Bandysim, kur tai jis. Matos mažas bumbuliukas kyla į apačią ir vienas turi leistis. Tai va, iš vienos vietos, kaip tik prasikeitė. Tai mūsų planas yra važiuoti va tenai ir pabandysim ir mes nusileisti. O čia yra grožis. Čia yra krioklys. Miškas matosi, čia tokia faina dauba, matosi pėsčiųjų takai, kuriais galima irgi nusileisti, bet iš tenai ir eina zigzagais į apačią ir galima nusileisti ten į apačią miestelį.
Aurimuko Atlanto vandenynas. Kiekvienam savo. Nu ką, leisime su funikulierium, pasirodo čia tas pats Agne funikulierius, kur mes važiuodama su tavim ir mama nepapuolėm, neveikia dėl oro sąlygų, šiandien irgi atrodo vėjuota, bet gal bus normaliau leistis. O baisaka šiek tiek, nu bet kaip nors. O mes vat buvom ten tą aikštelį. Stebėjom viską. Nu, atrodo, nesibuoja jo. Leidžiasi. Ne, nesibuoja visiškai. Ir mes leisimės va ten į apačią į namuką. Leisimės iš viso 451 metrą, trukmė yra 600 metrų, bendras nusileidimas 98. Geras. 5 eurų žmogui. Leidom sveiki gyvi. Iš viršaus. Leidomės. Ir esam štai čia. Čia atrodo kaip kokie sodai, kaip gyvenvietė kažkokia buvusi gal senais laikais. Ai, dryžius. Kriokliukas. Va ten kriokliukas yra. A, geras. A, čia dar vienas, vat. Tenai net nesimatė. Gražu. Čia kažkokia kitokia augmenija atrodo. Ir va funikulierius. Kyla. Čia dar vienas gali būti pasivaikščionimas takas. Ahadas da Cruz. Nežinau, ar teisingai perskaičiau. O mes vat buvom ant šitos kalniuko. Ant Apžvalgos bokšte mes matėm visą. Ir va ten turėtų būti va tas gražus tarpeklis. Va. Kyla. Einam su mumis. Vyrai rado eksponatą A. Kas čia? Sudegė, sugriuvo. Surūdijęs visiškai. Surūdijęs. Ar jau gal jisai transformerį pavirs? Bet jie čia kažką stato. Aš manau, čia yra buvusi sena gyvenvietė, reikės paskaityti istoriją. Ir gal jie bando atkurti tos akmeninius namukus. Palėtos debesiukas tolina. Dar vieną matau kriokliuką. 1, 2, 3. Ir ten matėsi vienas tolumoj į jūrą. Aštuoni kilometrų. O čia kažkieno. Namukas. Čia manau kažkieno sodas. Gal vasarą čia gyvena.
Bet čia ne vienas toksai. Įvairiose vietose matosi, atrodo kaip išgręžtas linijos. Tai arba kokia ugnikalnio nutekėjimai vyko. Aišku, akmenų griūtis čia va šitose vietose galėjo būti, nes nėra žalumos. Arba įvairiose vietose buvo prasiveržę kriokliukai. Vandens tekėjimas. Ir ten dar vienas matosi. Gerą galą. Čia jau prasideda nebe paprastas keliukas. Haiko pasų neturim. Bet va. Šitas gražuolis. Mūsų vėl pasivijo jau kitas lietuvis debesiukas. Tai greičiausiai vėl žydėsim. Sveiki gyvi, nenukritom. Va, mes leidėmės į tą mažą taškiuką. Ėjom aplinkui. Iki kažkurios vietos, tenai ir net nebesimato jau. Gražu. Gavo kavos, paprašė mažą, gavo ekstra small. O, didelis. Tai grandži, bus grandži. Ir pasiėmėm čia burieką su jautina. Aris ledų prie šalto oro dar užsimanė. Ir kava su vaizdeliu.
Prekiaujam čeburėką. Suplėšytą jautieną. 8 duodu. Čia vertinimą. Skanaus. Mažas? Duosiu vertinimą. Nepirkčiau. Sakė Artūras nepirktų daugiau. Dar vieną vaizdingą vaizdelį. Šį kartą. Tiksliau, šiandieną yra visiškai vaizdingų vaizdelių diena. Nuo vienos iki kitos. Ir leisimės ten. Ir yra nedidelė bažnytėlė. Ir jis viską. Galima haiko batus pasimti ir va ten prasieiti. O čia. Kur? Nežinau. Manau, kad yra. Ja, leisimės tenai į apačią. Pakeliu civilizuotai šiandieną. Neišsipurvinę, neišsitepę. Mes ten ir buvom nusileidę su funikulierium iš kažkur va ten viršaus ir esam dabar dar kitoj apžvalgos vietoj. Atėjom iš ten. Kas? Gerai, nu palauks. Gerai, Sunytė. Tai pasitrauks jie. Esam gražios akimirkos liudininkai dar plus. Pabuvom. Pasifatkinom. Pažiūrėjom kaip peršas. Va, aš mojuoju jums šešėlį. O dabar laukia į kalnę. Pasiruoš, dėmesio, marš. Dar vienas mūsų šiandienos apžvalgos taškas. Atvažiuojame Švyturio. Švyturys jau yra uždarytas, bet vaizdas gražus, bet kuriuo atveju. Ką tu čia turi? Su tokiais, bet čia angliškai užrašyta. Čia yra su kosmosu. Įsijungia švyturys.
vakarienė namie. Aris jau vos mašinoje neužmigo. Aš pradedu nuo pomidorų sriubos ir pasiėmiau krevečio ir pasižiūrėsim, kas dėsis. Atsigavo vaikas. Pas mane krevetės. Sartūra steikiukas. 2. Čia vienas gabalas ar 2? 2 gabalai. 2 gabalai. Ir Arijus irgi steikiuką valgės. Vaikyti, vakarienė kaip pas panulius. Labas rytas. Išsikraustėm iš savo apartamentų ir važiuojam į vieną tašką, ko vakar neaplankėm. Vadinasi, 2 paslėpti kriokliai. Dar keletas apžvalgos vietų. Ir važiuosim į naujosius apartamentus. Ir mūsų vėl nuosmukį nuo kalno. Nusileidimai. Apsaugota. Yra ženklas nežvejoti, bet žvejoja. Čia gera, galima gauti vandens. Ir mes eisim kažkur tenai, nes ten yra kriokliukai. Ir čia ne vienas. Žiūrėk. Čia yra 1, 2 ir 3 netgi kriokliukai. Perskasi? Pareina bangos. O! O, geras. Ir čia žiūrėk, pareina už mūsų nugaros. Tenai, kai duoda. O! Už. Tai. Va namukas. Ir nusileido akmenis ant namuko. Tikiuosi, žmonių ten nebuvo. Tuo metu. Nu, bėgsi, Marijau, ten į krioklį. Kiekvieną miestelį arba kiekvienoje gyvenvietėje galima rasti prakartėlių. Čia visas kaimelis. Kaip gražu. Artūras pamatė įsmigtus į žemę bananus. Velnias gal ir man mėginti taip užsiauginti bananą. Tai reikia žalę parsivežti. Gal pavyktų? Gerai būtų. Nusukom į tokią gyvenvietę ant jūros kranto. Važiuosim toj per krioklę. Ir čia tokie visai mėly namukai. O čia auga papaja. Kokia graži. Na ką, važiuojam į tunelį? Ar jau? Važiuot lėtai. Vis tiek mašinų nėra.
pasivaikščiot, sakė, kad ant galvos gali kažkas užkristi. Čia kažkas gyvena. O, fu. Čia matyt buvo senasis išvažiavimas. Ant kaktos užlašė. Geras. Bet kažkokie žmonės negeriukai savo šiukšlės paliko. Žodžiu, ne vieną Artūras landžioja po visur, bet ir aš. Paleido. Go! Go! Tėtis mašiną varo nusiflauti. O mudu eisim per kriokliuką. Ar jau? Bijai sušlapti. Čia jie atsargiai. Praleidžiam mašiną. Žiūrėk, čia lyja. Čia va tiesiai krioklys. Nu, išbėgsi. Bėgsi į krioklį. 3, 2, 1. A, ne tiek daug lyja. Aš galvojau, bus daugiau. Ką? Va. Pažiūrėsime. Ar jau? Būk atsargus. Sušlapai batus. Atsargiai. Gerai. Čia einam, čia kur sausiau. O, va čia mūsų mašiniukas. Vat, pažiūrėkime. Vat, o. Va, koks gražus. Va. Mūsų va tokia markė. Čia mama su tėčiu. Va šiandien eisim pasivaikščioti. Čia kitos visos mašinos. Mes va iš kažkur va. Tai. Vat iš kažkur va ten atvažiavom, bet nežinau iš kur. Iš tikrųjų. Nu va, einam pas mamą. Sakyk labas mama, tėti. Labas.
Va, ir aš. Tai aš čia filmuoju, va. Tai va. Tiek tik tais prisartinti nereikia, žinau, kad tu mėgsti. Nu, kažkaip aš mėgstu kartais prisartinti. A, ja? Ne. Gerai, varam. Kalba. Kre. Tiksliau, motociklas. O čia mašina. O čia policija. Mes atvažiavom į savo miestuką. Kaneš tarasi. Mes kaip skaitom, taip ir sakom Kanhas. O kad tarasi iš tikro Kaneš. Per nosis toksai. Ir atėjom paskutinę dieną prieš išvažiuodami pasivaikščioti. Aišku, vakare čia būtų ženkliai gražiau, nes visas lemputės matytųsi, visas apšvietimas. Bet vis tiek smagu. Šiandien labai graži diena. O, ir čia ančių. Bebidas, pančas, džinija, vyno, viski, Nikita, cerveza. Atėjom prie skylės arba laiptais į dangų. Kilsim ten apačioj. Jūra, plakas. Va, mes iš to tunelio atėjom ir einam senais akmeniniais laiptais. O, čia galima užlipti. Eisim paskui tenai. Mano vyrai rado vėl kažką apžiūrėti. Ką radot? Ką? Kažkieno sandėliuką radom. Sandėliuką radot? Čia driežą radom. Driežą? Aha, sandėlys. Sandėlys uoloj. Na, einam toliau. Čia yra senas kelias. Aha, čia šitas atskylė, žiūrėk. Čia skyla tas uolos. Ten mes matėm. Ką matėm? Nu, ten įėjimo kito žmogaus. Nu, atsargiai, sūnau. Toliau nebeisim, nes ten iš viso toksai kaip nugriuvęs takelis. Nepraleisim. Bet va, žmogus apačioj
ūkininkauja. Va ta pačioj ūkis. Kas nutiko? Laukiam tavęs. Kaktusai. Taip. Įsidūrė jau su kaktusu. Aš biškai. Įsidūrė. Va čia. Įsidūrė, išsitraukė į spyglį. Aha. Tai kada šiam daviau tą spygį? Mes iš ten Eisim atgal? eisim atgal. Jo, čia skaityti nėra. Kur praeit jau? O. Na, atsisės karaliau į savo sostą. Miestas turi pasidarę savo prakartėlės. Vieni labai nedidelės, vos nedėžutė telpa, kiti didelės su visom statulom. Su visais patarnautojais, 3 karaliais, savim ir taip toliau. Mes aplankėm šiandieną bananų muziejų. Tai viskas bus apie bananus. Nebėra bananų. Rodo, kaip auga jisai. Žiūrėk. Sakė, muziejus yra labai interaktyvus. Hello there. First of all, I would like to welcome you. I hope this visit to the history of the banana produced in Madeira comes as a nice surprise to you. Buvo linkę daugiau auginti cukranendres, tik tais kiek vėliau pradėta auginti daugiau bananų plantacijas. Ir įdomus dalykas, kad bananas skaitomas yra kaip vienmetis augalas. Tai reiškia, kai jisai užauga ir subrandina visą šitą kekę, jinai nukertama ir paprasčiausiai jisai miršta. Ir iš naujo auginamas kitas bananas. O užauga toksai didelis, jisai maždaug per 12-14 mėnesių. Didelė banano kekė vidutiniškai sveria apie 40 kg. Tai va tiek gali vaisių subrandinti. Va taip visas bananų didelės kekės. Taip. Veždavo su laivais. Taip. Juos eksportuodavo. Ir va čia bananų. Bananų.
Bananai turi ko? Daug geležies, vitaminas B6, kalcis, magnis ir vitaminas C. Bananas priskaitomas superfoodas. Naudingas, taip atrodo, maži augaliukai. Ir kai iš jų išauga. Va, kaip auga bananai. Ant jų auga toksai žiedas, jisai jau baigia nužydėti. Iš kiekvieno, vat, eina tokios, kaip čia, sėklytės. Bet ir iš jų auga bananiukai. Arba pabiški. Na. Žiedo lapas nužydė. Jaka viduriukas. Ir šie augalai gaila, bet jie yra vienmečiai. Ir va, išdygsta keli kerai, kai užauga viena kekė, ją nukerta ir ją nupjauna. O taip atrodo žiedas iš dar arčiau. Pamenu, mes Turkijoje esame matę tik pradėjusi žydėti bananą. Va čia auga maži bananiukai pasodinti. Įdomu tik tais, kaip jos iš sėklų. Ar kaip? Čia yra mangas. Mango medis, bet nematau nė vieną. Mango. Nežinau, gal jau nuskynė gal jau. Čia šiltnamiuose augina mažus bananų augaliukus. Čia šiltnamiai. Čia laistytuvai. Taip. Ir čia va, pažiūrėjau, parašyta, kada pasodinta. Pasodinta lapkričio 12. Šitie, vat, pavyzdžiui, vat, čia irgi lapkričio 12 vat, pasodinta augaliukai. O čia žiūrim, vat, jų yra didesni, jie pasodinti rugpjūčio 19. Rugpjūčio 19 čia jau visi. O kaip greitai užaugo. Būk sveikas. Ačiū. Čia irgi rugpjūčio 19. Va. Tie aparatai. Čia augina vazoniukuose. Ir paskui, taip, o paskui juos sodina. O ir plantacijos, kadangi vis tiek čia kalvota vietovė, plantacijos eina į viršų. Lipam ir mes į viršų. Šitas yra tokios kaip apsauginės, nuo vėjo šiek tiek, bet vat kiekvienas bananas yra parankstytas iš visų pusių, kad nenukristų. Tik labai įdomus dalykas ir nebuvo parodyta, nebuvo pasakyta, kaip jie žino, kada jau laikas skinti bananą. Bet aš turiu tokią mintį, kadangi jau apačioj bananų žiedo nebėra ir tos bananų kekės jau gana atrodo pribrendusios, ta prasme iki tinkamo vaisiaus dydžio jau yra užaugę.
Tai manyčiau, jau gali ruoštis jas skinti. Karambolės vaisius, dar kitaip vadinamas žvaigždinių vaisiumi. Kokie dydžio. Va. Kokie dideli. Čia radau besislepiantį avokadą. Kaip gražiai auga. Pasislėpę tarp medžių. Auga gražuolis. Ir dar vienas. Yra kavinė ir suvenyrų parduotuvė. Viskas ir bananų. A ne? Jau paragavai bananų traškučių? Ragau. Su druska? Su druska? Paragausi bananų alaus? Ne putą gerą. Tai ragausi? Tai čia putą paragauji, putą neskaniai. Kaip vertini bananų alų? Kvietinis. Su banano prieskoniu? Nežinau, ar bananų. Kvietinis alus. Lengvas. Yra biški banano poskoniu. Sakau. Aš jaučiu kvietinį alų. Ką tu valgai? Bananų burgerį. Bananų burgerį? Apdalinsias? Jeigu paprašysiu. Paprašysiu. Ar per ką? Tas vyrukas. Geras? Bananinis kremas. Ką tas vyrukas? Ragaujam kažkokį tai bananinį pyragėlį. Aš tai ragauju. Su variška? Aš tai ragauju bananinį Ką ragauji? bananinį burgerį. Ejo? Šitas skanu. Bandysiu. Jo. Šitą bandysiu. Nu bandyk, paglostyk žuvį. Prikišk nosį. Paliečiau mama. Palėtai? Vertėjau. Atvažiavom į Bendravos. Tai vaikui reikia duoti duoklę. Pažaisti žaidimą aikšteliai. Nes jau kada atvažiuosim. Tai biškiuką pažais ir mes varom toliau. Su Artūru sakom, kad ana uola netgi su trosais yra pritvirtinta, kad niekur nenugriūtų. O čia va miesto parakartėlė. Kaip ir kiekvienoj vietoj. Kelio bažnyčia. Einu pažiūrėti į vidų. Kaip gražiai tas eglutės atrodo. Bažnytėlė tikrai nėra didelė. Atėjom į Ribą Bravo senamiestį. Aišku, yra visokių. Man per karštą. Atsismauk rankovės. Ei, pasivaikščiok. Radom vietinį turgelį.
kodėl. O čia galim nusipirkti, ko reikia. Čia yra Arona. Čia yra... Ai, čia tie rūgštus. Gojavas. Čia dar bananai. Monsteros vaisius reikia paragauti. Pasifloras, papaja. Burokėliai, pomidorai, gėlytės, augaliukai. Va čia yra čia irgi kažkokie augaliukai. Papeira. Papajera. Tai čia gal papaja. Jo, čia papaja. Senamiestis pilna žmonių, vaikų. Aris ir Arturas vienas kito pameta. Ant saulytės tikrai šilta, vietomis užpučia vėjukas. Čia sutemus turėtų irgi viskas labai gražiai palikti. Užsidegti visą šviesą, šviesytės. Gražu. Eisim paskui daržovį pirkti. Pasiėmėm paragauti vaisių. Ir čia užsukom į parduotuvėlės vidų. Ir va, visko galim paragauti. Džiovintų vaisių. Ananasai džiovinti, bananai džiovinti. Ananasai tai labai geri. Pistacijos, prieskoniai, aliejai. Grūstuvai, grūstuvėliai, ko tik tais nori. Kas čia? Čia kažkoks įdomus dalykas. Einam per Ribą Bravą senamiestį. Nedidelių parduotuvyčių jų vitrinos uždarytos. Viena kita dar parduotuvėlė dirba. Kailinukai. Išsikrovė lazdą. Mama, Agnė, jūs tikrai atsimenat šitą. Einam į apžvalgos 589 metrai virš jūros lygio. Nu ką, einam. Va. Tai 80 metrų. Kaip ilgai krisim į apačią? Nežinau. Ar jau? Kaip manai, ilgai kristumėm į apačią? Nežinau. Nežinai? Svarstai. Gerai. Ką čia darot? Lėktuvėlius. Ir ką darysit? Asmeninė patarnautoja. Važiuojam apsiprekinti parduotuviai. Ane? Tu esi mano svajonių vaikas, gi sakei. Ne svajonių, ne tarnaitė. Žuvies skyrius.
Einam ieškot. Ja. Labą dieną. Naujas mūsų butas. Eik batus. Eik, neik su batais. Nu kur eini su batais? Welcome. Dovanėlį irgi gavom. Irgi gavom dovanėtę. Tai va. Nešk, nešk. Miegamasis. Dušas ir vonia. Tai galėsiu su jais miegoti. Ir balkoniukas. Balkoniukas, mes gyvenam pirmam aukšte. Paskui išeisim į balkoną. Nu, apartamentukai.